Miltų kėlimas – elevatorius. Miltams kelti naudojamas elevatorius. Elevatorius yra įrenginys, kuris užkelia miltus į tam tikrą malūno aukštą. Elevatorių sudaro du mediniai skremuliai, vienas apačioje, kitas viršuje, ir juos jungianti kaušelių juosta. Ant jos yra sumontuoti kaušeliai, į kuriuos iš girnų subirėję miltai keliami į reikiamą malūno aukštą. Elevatorius padaro darbą našesnį, o dar, kas yra svarbu, apsaugo procesą nuo dulkių patalpose. Liubavo dvaro malūne elevatorius įrengtas per visus 3 malūno aukštus. Vertikaliame elevatoriuje ant 15 cm pločio juostos, kas 35 cm sumontuoti iš cinkuotos skardos pagaminti 30 kaušelių, kelia miltus iš girnų rankovės į malūno pastogės aukštą. Elevatoriai sukimo momentas per skriemulius ir plokščiadiržę pavarą perduodamas nuo veleno pagrindinėme aukšte. Miltai iš girnų per medinę rankovę patenka į kaušelius ant elevatoriaus diržo. Sukantis pavarai, miltai keliami į malūno pastogę, slieko pagalba perstumiami, tada krenta į piklių pagrindinėme malūno aukšte.